Kaip tas pirmąjį gyvenimą susirašymas? Yra ką veikti, gana sudėtingi greičio ruožai, tokiu kalnuoti, tai baisu blogai susirašyti, bet laukiam, kol antrą kartą pravažiuosim, pasižiūrėsim, kiek gerai viską susirašym, tikimės, kad gerai, bet šiaip viskas atrodo linksmai, tai tikimės, kad ir per varžybas viskas bus puikiai. Ačiū. Kokie komentarai iš greičio ruožo? Nu, reiks turėti kietus, kaip saka, gerai atlaikyti reiks. Čianais. Jau viskas susirašėt ar dar? Ne, dar liko 5, 7 ir 6, 8. Kuris iš tų greičio ruožų tau atrodo bus smagiausias? Nu, 5, kiek žiūrėjau ilgas, tai ten turėtų būti įdomu. Ačiū. Prašom. Ar šoksit ant tramplino? Šoksim. Aišku, kad šoksim. Tai tam ir atvažiavom, pašokinėti. Į savo gimtinę atvažiavau, kaip nešoksi. Ką, vyručiai? Mes gerai, o kaip jūs? Mes puikiai, taipogi, šilta, gera, dulkės, kondicionierius. Biškai atšildysim tą automobilį, o šoksit ant tramplino? Saugiai, manau, prisistabdysim. Kodėl? Nes antras greičio ruožas, o norim nuvažiuoti ir sekančius, ir likusius. Tai kažkaip nežinau, manau, kad saugiai. Kažkiek gal pašoksim, bet... Gravitaciją tiesiog prarasim ir tiek. Jo, truputėlį. Gerai. Ačiū. Well, tell me about the stages. The first one is good. It's like not so technical but fast, right? And not too difficult, but still gonna be a challenge. Just this one is completely different story. Starts kind of easy, but then it gets really technical, corner after corner after corner, and that last bit fast, really through this alley of trees, and then ends with a nice jump. It's gonna properly jump there. So yeah, good. So far so good. There will be problems with road sweeping? I think so, yeah. Let's say less than a shakedown we just did, but it's definitely going to be advantage if you go like 10 or 20th. So yeah, but it is what it is, right? That's how it is. Yeah. Thanks. Labą dieną. Kuris greičio ruožas bus smagiausias jums? Dabar tik tai pirmą, antrą pravažiavom. Antras labai fainas šiaip. Patiko tas džempas prieš finišą. Tai kol kas antras. Šoksit? Žiūrėsim. Žiūrėkit. Jis ir Kėdainiuose sakė nešok. O kaip ten Kėdainiuose gavas? Minus bamperis. Ai, tai dar nedaug. Nieko. Mašina gera. Ačiū. Kaip šitie greičio ruožai Zarasų tau? Visai įdomus. Labai kol kas patinka. Gaila, kad tik nevažiuosi. Yeah. Kodėl? Sugedom per testus. Nepataisomi per vieną vakarą. Taip. O kas nutiko? Diržas nutrūko ir tam... Degimo diržas ir turbūt pasibučiavo dalis variklį, kurios neturėtų tam daryti. Tai tiesiog dabar išnaudot kaip treniruotę susirašymą. Treniruotę ir palaikyti, kaip jisai lėks su savo belvistu. Labą dieną. Labą dieną. Kokį įspūdį palieka Zarasų kraštas? Geras, yra tramplinų, viską. Šoksit? Bandysim iš pirmo karto gal nelabai, bet iš antro tai vis turėtume pasimatyti, kad žiūrėsim kiek galima. 30-40 metrų. Net laikės Subarikas mano. Dalyvavote Ugniaus mokykloje, ar jaučiasi? Jaučiasi. Susirašymui, iškiai yra padėję kelias vietas, išsprendėm, kad nežinojom kaip rašyti. Jaučiasi. Kaip sekasi jums? Puikiai. Gerai. Dirbam. Excited. Susirašinėjom. Patinka greičio ruožai? Neblogai kol kas. Jo. Bus ką veikti? Bus. Mums tai bus. Jo. Kuris labiausiai paliko įspūdį? Kol kas dar tik 2 pravažiavom. Jo, pirmas kol kas toksai atrodė apšilimui labiau, o antras tas, tai jo sudėtingas. Bus ką veikti. Labą dieną. Labą, papasakokit geros stenogramos paslaptį. Nežinau, nėra labai tobula tikrai. Dar yra kur dirbti. Nedaug važiuojam, praktikos trūksta. Tai važiuojam ir tobulėjam su kiekvienom varžybom. Treniruotės. Taip. Kaip Zarasų krašto keliai jums?
pirmas sykį čia nais, tai netekę važiuoti, tai sudėtingas, šiaip labai sudėtingas. Tai bus įdomu. Kur šitame greičio ruože galvoji išlošti laiko ir kur prarasti? Geras klausimas. Nepasakysiu, žinokit. Šiaip keblių čia vietų yra. Ir net antrą kartą dabar važiuojam, susirašinėjom. Tai buvo vienetukai, tasme, tokie, kad ir labai painus. Tai nežinau, net dabar kontras tik pravažiavam ir keblų net, o dabar važiuojam ir kalbamės, kaip turėtų būti. Tai nėra tikslaus atsakymo, kur gali išlošti, kur gali prarasti. Tai tasme yra siaurų vietų ir keblių ir supintų, kaip sako visi. Tai... Ačiū. Prašau. Sveiki. Nu, Ką papasakosit apie šitą ruožą? Šitas gan linksmas, darbinis. O kiti liūdni? Kiti irgi linksmi, labai daug akmenų, slidžių vietų, bus linksmi. Jūs 8 startuojat, turės įtakos kelio valymas jums ar nelabai? Manau, čia visiems viskas turės, tiek paskutiniam nuo provežų bus, tiek visiems. Taip, bus linksmi. Ačiū. Sveiki. Sveiki, papasakot istoriją apie Zarasų krašto greičio ruožus. Tai matai, būtų jie labai įdomus, jeigu ne ant 50. Rytoj bus Tai įdomiau. rytoj bus įdomiau. O dabar tai labai kukliai ant 50, 40 kai kur, taip žinai, dar saulė labai į akis šviečia. Ir dabar negaliu jūsų matyti. Koks rytoj planas? Spausit? Davidai, peilį turi į koją remti? Klausim, žiūrėsim kaip šturmanas. Ar peilį į koją kiš ar nekiš? Tai ten trampliną, turbūt prieš trampliną. Prieš šitą? Ja, tai ta prasme taip, aišku, žinoma. Pilnai. Flat out. Žinoma. 30 metrų. Nebus čia. Ne? Nereikia užsiardyti.